Sveiki. Gera pradžia, pusė darbo, ne? Kągi, esu Egidijus, esu Memelė Records garso įrašų studijos garso režisierius, operatorius. Būgnininkas jau dabar pasirodo ir ilgą laiką turėjome savo garso įrašų studiją, kurią buvome įrengę tiesiog patalpose, kurias nuomojome. Tokiu atveju per ne vienus metus išėjo nemažai pinigėlių tiesiog į orą. Tai nusprendėme įsigyti savas patalpas ir pagaliau, valiau, grikiai, savos patalpos jau yra čia. Jos yra mūsų 100% ir šiek tiek paskolos mokėsime, bet kaip nors išgyvensim. Bet galų gale kiekvienas mėnesio mokestis bankui, kiekvienas kvadratas lieka man, o ne šiaip į orą. Pam, pam. Rekomenduoju visiems, jeigu tik įmanoma, įsigyti savas patalpas. Taigi, nusprendžiau, kad nereikia slėpti ir pasidalinti su jumis, kaip aš įsirenginėju naują savo garso įrašų studiją savo rankomis. Kadangi daug gyvenime teko užsiimti statybiniais darbais, muzika visada jo šalia to, tai vieną gražią dieną statybinius darbus mečiau, likau tik prie muzikos, tik prie garso įrašų įrašinėjimo. Ačiū Jonui Talandžiui, kuris pravedė puikius, nuostabius kursus apie garso režisūrą, iš kurių pasisėmiau tikrai begalę geros naudingos informacijos, rekomenduoju ir jums. Ir tiesiog galiu sau leisti dabar vadinti save profesionalu. O kaip yra iš tikrųjų, vertinsite jūs. Taigi, čia yra naujos patalpos, yra bardakas, kaip matote, absoliuti statyba, kurioje dabar jau yra suvežta ir nemažai daiktų, kurie atsidurs čia jau įrengtoje studijoje. Tai aš iš pradžių pabandysiu papasakoti viską, ką kur darysiu, kur kas bus įrengta, kokiomis medžiagomis, kodėl darysiu vienaip arba kitaip, nes galbūt tai paaiškės jums, kodėl visą tai daroma. Ir galų gale galbūt pasisemsite idėjų savo garso įrašų studijos įrengimui. O viskas iš pradžių, kol kas eime į lauką, parodysiu, kaip dirba Klaipėdos kelininkai, kurie asfaltuoja kiemus, įvažiavimus ir panašiai. Eime į lauką trumpam. Kągi, o dabar pažiūrėkime, kaip dirba Klaipėdos kelininkai, kurie čia prieš gerą mėnesį, kai buvo kelių dienų tarpelis, kai nesnigo ir nebuvo šalčio, jie išasfaltavo mūsų kiemą. Ir čia privažiavimas prie įėjimo į patalpas. Štai, turime tokį vaizdelį. Va, vandenuko turime. Tiesiog tiesiai prieš įėjimus. Kai jų darbų vykdytoją pasikvietęs, paprašiau paaiškinti, kodėl jie tai padarė. Tai aiškino, kad čia turi būti nuolydis visame kelyje šitam kieme ir kad nuolydis į aną pusę, kur judam dabar. Ir kad čia tiesiog yra nuolydis. Sakau, nuolydis, aš suprantu, kad turi eiti tolyn, bet kodėl čia bala? Tai stovi toje baloje pelkėje, taip pat taško su koja ir klausia, o kur čia problema? Tai biškutį ir piktas ir šokiruotas buvau. Tai va čia jam nebuvo jokios problemos. Ir sakau, tai gal bent galite kažkaip tą vandenį dabar jau nuleisti. Tai pažadėjo nuleisti. Kažkokį griovelį pažadėjo atpjauti. Po 2 dienų susirinko savo visą įrangą ir tiesiog dingo be žinios. Ir kaip suprantu, niekas čia nieko nebesiruošia tų vandenų tvarkyti, nuleisti. Tai va. Niekaip nesugebėjo paaiškinti, kodėl būtent čia ta asfalto duobė tokia. Tai va, taip dirba Klaipėdos kelininkai. Nei firmos, nei įmonės nebežinau, nes piktas buvau, nebepaklausiu ir nebesiaiškinu. Tiesiog yra tokie. O čia mano oras, kuris žiemą šildo, vasarą vėsins, o gal ir nereikės vėsinti. Tai štai toks kelininkų darbas. Daugiau komentarų ir nereikia, tiesiog yra taip, kaip yra. Tokia, manau, šiais laikais yra kasdienybė, kai į darbų žmonės ateina ir žiūri per pirštus. Kodėl pradėjau dabar? Dabar pradėjau rodyti ir filmuoti
tiesiog pagalvojau, kam slėpti. Tai va, šį beitą jau esu padaręs. Ką padaręs, galite matyti, čia matote, yra oras, kur rodžiau lauke. Mano oras, kuris šildys šitą studiją žiemą, vasarą vėsins. Ir ten jau matote, kabo rekuperatorius ir visi vamzdynai jau išsivedžiojau. Kodėl išsivedžiojau, tai galbūt daugeliu atrodys profesionalų, kad ne taip reikėjo, kitaip reikėjo, aš jums pasakysiu savo nuomonę, pasilikite savo, pasidariau taip, kaip man reikėjo. Rekomenduoju jums tai padaryti. Taigi, kas bus čia? Čia atsiras per tvarinę sieną, čia bus duris. Kodėl? Todėl, kad šita patalpa bus šiek tiek atskira. Ten toliau dar yra viena patalpėlė, parodysiu šiek tiek, paskui vėliau prinešiu arčiau aparatą. Yra ten dar viena patalpėlė, kurioje tiesiog sandėliavimo patalpėlė, į kurią pasidėsime įvairius daiktus. O šita patalpa tai bus atskira patalpa nuo šitos didžiosios patalpos, kurioje bus mano operatorinė, kartu repeticijų salė ir įrašinėjimo erdvė, kurioje įrašinėsime gyvus, tikrus, natūralius būgnus, tikrą gyvą natūralų pianiną, kontrabosą, galbūt gitarą, galbūt smuiką, galbūt akordeoną, žodžiu, bet kokį gyvą, tikrą, natūralų instrumentą, muzikos instrumentą. Taigi, kol kas čia yra, faktas yra bardakas elektra, jinai susitvarkys, paskui čia laikini visokie pajungimai, tiek, kiek man reikia dabar naudotis statybų metu. Šita patalpa atskira bus tam, kad būtų galima įėjus užsidaryti duris. Joje bus mini virtuvėlė, kurioje bus galima užsikaisti kavos, galbūt bomžpakį kokį užsikaisti, suvalgyti pietų metu ir panašiai, galbūt netgi kebabą susisukti ar mėsainį pasigaminti. Žodžiu, mini virtuvėlė, kurioje taip pat bus stalas darbinis, klaviatūra ant jo ir kompiuteris ir pora nedidelių kolonėlių, ko pasekoje čia bus galima įsinuomoti šitą patalpėlę, atvažiuoti jums tiesiog užsidarius vieniems, įsijungti kompiuterį, savo fonogramą, aranžuotę kažkokią ir pasidainuoti, parepetuoti, priprasti prie garso per mikrofoną dainuojant, nes, kaip žinia, jeigu dainuoji gyvai, skambi vienaip ir vienaip girdi save vidinėmis ausimis, o kai per mikrofoną girdi šiek tiek viską kitaip ir repetuoti vis tiek reikia. Per mikrofoną, per kolonėlės, bet kad ir nedideliu garsu, bet kad tai būtų koncerto principas, kad nebūtų šoko išėjus žmonės, ne? Tai va, ten bus tokia patalpa, kur ir aš galėsiu dirbti ir jūs repetuoti, be problemų. Toliau, čia šitoje pusėje atsiras dušas, tualetas, vyriškas pisuaras, kad nereikėtų taškyti ant grindų nieko, netgi galbūt skalbimo mašina ir boileris, kuris skaitys mums vandenį, kriauklė, žodžiu, viskas kaip namie šitoj zonų. Tada dar viena zona bus mikrofoninė, kurią tuoj parodysiu, pasuksime kamerą, pavaikščiosime. Mikrofoniniai, aišku, visada bus įrašinėjamas pagrindė vokalas, na ir galbūt vienas kitas instrumentas muzikos, kuris reikalauja, kad nebūtų aido ir būtų aiškus garsas, be aidesio patalpų ir panašiai. Nors šita patalpa taip pat neturės aidesio, turės natūralų akustinį aidesį, kad nebūtų labai sausa patalpa, bet ir nebūtų aidinti kaip dabar. Kaip jinai keisis, išgirsite patys, kas kart, kai tik tais atsiras akustinės priemonės aidesiui nuimti. Kągi, aš persirengiu ir kimbame į darbą. Iki greito susimatymo. Bam! Nu va, dabar visai kit žmogus, ne? Normaliai, kai statybininkas dabar, įrankiai viską, einam parodysiu, kaip ką kur darau dabar, davai, einam. Nu va, čia bus tas dušas, tolets visas tas geras dalyks, kur bus galima daryti. O čia jau esu vieną sieną pamūręs, nesugalvojau iškart filmuoti, bet dabar jau parodu. Čia ta siena, kur ir su tuo langu visu, va, bus čia į mikrofoninę, kur dainuos prie mikrofoną atsistoja žmogus. Nu čia tas, kur pagriuvęs langs, pavirtęs toks. Nu tas langs bus pavirtęs ne dėl to, kad jis pavirtęs į gerą studiją ir tipo, bet dėl to, ką reikia jis būtų pavirtęs. A kodėl jis pavirtęs, aš paskui jums viską paaiškysiu. Kodėl reikia jis būtų pavirtęs tas langas. Tai va, čia šitą sieną jau pamūriau,
Einam, žodžiu, maišau skiedinį, viską mūrysim toliau. Kai dulka naudokit kaukę, bent nuo dulkių. Patogiausia naudoti gatavą mūro mišinį, blokeliam fibo, pats tas, normaliai. Štai šiuolaikinių mokslinių technologijų pagalba įsimaišėm skiedinį. Tai va, jau tiek buvau pamūrės. 1, 2, 3, 4 eilės ir dar viena skiedinė buvo. Šitą sieną, kaip sakiau, jau pamūr. Oi, aš ne taip. Nu, šitas jau buvau pamūrės, 4 eilės, jau normaliai stok. Va, ta siena irgi jau pamūryta, tai varau toliau, žodžiu. Ai, da, pamiršau paminėti. Lazerį naudoju vietoj šniūrą. Daug geriau, šiuolaikinės technologijos. Siūlės mūrijų labai atsakingai, nes turi būt viskas užsipildė. Per kiekvieną mikrotarpelį ein garsas, kai tos prasimuš iš vienų patalpų į kitą. Tai kuo geresnė siūlė bus mūrė, sandaresnė, tuo mažiau praeis garsas. O tai garso įrašų studijoje labai aktualu. Nu, tepti, lepti jau eilutė ir reikėtų kažkur jau čia daryti surišimą. Nu, kad neišgriūtų tipo sieną, tai galvoju gal aukštis nemažas. Nu, gal reikia ir daryti jau čia, čia padarysiu jau į tą aukštį surišimą. Reikia biškai pragrėžioti, pradalbalyti sienas, kad nu blokelis lystų į vidų. Tuoj. O čia tai jie... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam. Ai, varom. Ta-ta-ta-ta-ta. Ir taip 1000 metų pastovi pamirštų tą kaukę, kaip dulkės kyla. Statyba be dulkių siurblė nei per kur. Svarbu susirinkti šiukšles, nes švara statyboj turi būti. Nu va, dirbam toliau mūrėm. Nu dabar tai laikys nerealiai. Jokį bombą čia nesusprogdins. Opa, na kągi, šitą statybininką paliekame dirbti toliau.
Bet šiandien sumūrys 4 eilės ir užteks jam, nes 5 eilė pamūryta gali iškraipyti blokelius, nes fibo blokeliai keramzitiniai, jie sunkiai traukia skiedinį, nedžiūna taip greit ir yra 10 cm storio, tai keliant per daug eilių gali išsikraipyti tiesiog. Kad būtų tiesesnė, kokybiškesnė siena, užteks 4 eilių. Man užteks. Niekur neskubu, su automatu niekas man už nugaros nestovi. Taigi, pabandysiu kelti video kas savaitę, kaip mūrijų sienas neberodysiu. Ir taip aišku, kad moku, ne? Tai yra moka statybininkas. Tai kelsimės jau į kitą etapą. Po pertvarinių sienų pamūrijimo rodysiu, ką aš veikiu toliau. O dabar, jeigu patiko, paspaudžiate laiką. Paspaudžiate prenumeruoti kanalą, varpelį, pakomentuokite būtinai, ką matote darant mane taip arba taip. Ir iš vis, ar patiko ar nepatiko, ar tęsti ar netęsti šituos video, kaip aš renginėjau garso įrašų studiją. Taigi, iki!